Formulėje 1 neužtenka turėti tik gerą vairuotoją. Per daugiau nei 70 metų inžinieriai nuolat ieško net ir mažiausio pranašumo, kuris galėtų suteikti jų automobiliui papildomo greičio. Dėl to gimė kai kurie iš pačių keisčiausių, protingiausių ir revoliucingiausių išradimų automobilių sporto istorijoje. Nuo Formulės 1 automobilio su 6 ratais iki transporto priemonės, kuri naudoja didžiulį ventiliatorių, kad priliptų prie kelio. Ir tai tik keletas dalykų, kuriuos aptarsime šiame vaizdo įraše. Čia aptarsime keisčiausius išradimus ir svarbiausius dalykus Formulėje 1, apie kuriuos galbūt dar nežinojai. Tačiau prieš pradėdami diskusiją norėčiau paprašyti tavęs paspausti patinka ir užsiprenumeruoti mūsų kanalą. Tai mums, turinio kūrėjams, būtų didžiulė pagalba. Taigi pradėkime. Numeris 10. Brabham VT46B. Automobilis, kuris buvo per geras, kad galėtų toliau lenktyniauti. O kas jei pasakyčiau, kad buvo vienas Formulės 1 automobilis, kuris dalyvavo lenktynėse, laimėjo jas labai lengvai ir po to daugiau niekada nebuvo naudotas. Skamba neįtikėtinai. Tačiau būtent tai ir nutiko Brabham VT46B, kuris dabar geriau žinomas kaip Fun Car. 1970-ųjų pabaigoje nauja technologija pradėjo keisti Formulę 1. Kai kurios komandos atrado, kad gali panaudoti orą po automobiliu, kad sukurtų didesnį sukibimą su keliu. Ši sistema vadinama žemės efektu. Automobilio sukibimas su trasa tampa stipresnis. Jis gali greičiau įveikti posūkius nesulėtindamas. Tačiau Brabham komandai kilo problema. Jų automobilio variklis yra per platus, todėl jie negali tinkamai naudoti tokio paties dizaino, kokį naudoja jų varžovai. Užuot kopijavę kitus, jie ieškojo kito sprendimo. Ir čia atsirado viena iš protingiausių ir unikaliausių idėjų Formulės 1 istorijoje. Dizaineris Gordonas Murray gale automobilio sumontavo didelį ventiliatorių. Tai nebuvo skirta varikliui aušinti. Tikrasis jo darbas buvo išsiurbti orą iš po automobilio apačios. Sukantis ventiliatoriui po automobiliu sumažėdavo oro kiekis. Dėl to automobilis tarsi buvo traukiamas žemyn prie kelio. Jis geriau laikėsi prie kelio dangos, buvo stabilesnis posūkiuose ir beveik visose situacijose buvo greitesnis. Paprasčiau tariant, tai buvo tarsi automobilis prilipęs prie kelio nematoma jėga, o kai tai buvo išbandyta tikrose lenktynėse, rezultatai pasimatė iš karto. 1978 m. Švedijos Grand Prix lenktynėse Brabham pirmą kartą išbandė savo naująjį automobilį su ventiliatoriumi. Jį vairavo Nikis Lauda, vienas geriausių savo laikmečio lenktynininkų. Nuo pat lenktynių pradžios buvo aišku, kad kažkas ypatingo vyksta. Kol kiti automobiliai sunkiai įveikė posūkius, Brabham atrodė neturintis jokių problemų. Jis daug greičiau įvažiuodavo į posūkius. Jis anksčiau galėjo spausti akceleratorių ir net esant dideliam greičiui buvo daug labiau valdomas. Pasibaigus lenktynėms Lauda laimėjo su didelė persvara prieš savo varžovus. Daugeliu žmonių tokia žinutė buvo aiški. Brabham atrado tai, ko kitos komandos negalėjo prilygti. Tačiau kartu su sėkme atėjo ir kontroversija. Daug komandų skundėsi, nes tikėjo, kad tai per daug dominuojantis automobilis. Automobilis su ventiliatoriumi turėjo didelį pranašumą. Jie bijojo, kad tai gali visiškai pakeisti visos Formulės 1 čempionato pusiausvyrą. Užuot ilgai diskutavus buvo priimtas netikėtas sprendimas. Brabham savininkas Bernis Ecclestonas nusprendė daugiau nebenaudoti šio automobilio. Todėl, nors jis buvo labai greitas, jis tik vieną kartą dalyvavo Formulėje 1 ir tik vieną kartą laimėjo. Dėl to Brabham VT46B rekordas tapo išskirtinis. Vienos lenktynės, viena pergalė. Nė vieno pralaimėjimo. Iki šiol tai vis dar vienas iš legendiškiausių automobilių Formulės 1 istorijoje. Ne todėl, kad jis ilgiausiai karaliavo, o todėl, kad parodė, kiek toli gali nueiti kūrybinga idėja, kai susijungė inžinerija ir stiprus noras laimėti. Numeris 9. Tyrrell P34. Vienintelis 6 ratų nugalėtojas Formulėje 1. Kai kalbame apie Formulę 1, dažniausiai manome, kad svarbiausias yra vairuotojo greitis. Tačiau iš tikrųjų daugelis lenktynių laimimos dėl išskirtinių inžinierių idėjų. Ir vienas iš keisčiausių to pavyzdžių – Formulės 1 automobilis su 6 ratais. 1976 metais komanda vadinama Tyrrell Racing pristatė automobilį, kuris atrodė lyg iš mokslinės fantastikos. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad kažkas negerai su jo dizainu, nes vietoj 4 ratų pritvirtinti 6. Jis turėjo 4 mažus ratus priekyje ir 2 įprastus ratus gale. Daugelis manė, kad tai tik reklaminis triukas. Tačiau tai nebuvo tiesa. Šio projekto sumanytas buvo Derekas Gardneris. Jis tikėjo, kad tuo metu Formulės 1 automobilių dideli priekiniai ratai kėlė problemų.
Jo pastebėjimas buvo paprastas. Didėjant automobilio greičiui, daugiau oro atsitrenkia į didelius ratus. Dėl to padidėja aerodinaminis pasipriešinimas, kuris trukdo automobilio greičiui. Todėl jis sugalvojo neįprastą sprendimą. O kas būtų, jei 2 didelės padangas pakeistume 4 mažesnėmis? Tokiu būdu automobilis vis tiek turėtų pakankamai sukibimo su keliu. Tačiau mažesnės padangos mažiau trukdo orui. Paprastai tariant, sukibimas beveik toks pat, bet pasipriešinimas mažesnis. Ir nustebsite, tai suveikia. Ši idėja ne tik gerai atrodo teoriškai, ji taip pat buvo įrodyta tikrose lenktynėse. 1976 metai Švedijos Grand Prix lenktynėse abu 6 ratų Tyrrell automobiliai finišavo 1 ir 2 vietose. Tai buvo viena įsimintiniausių pergalių Formulės 1 istorijoje. Visas padokas staiga atkreipė dėmesį į šį neįprastą automobilį. Jie įrodė, kad dizainas nėra juokas. Visą 1976 metų sezoną automobilis išliko konkurencingas ir reguliariai rinko taškus prieš tradiciškesnius automobilius. Tačiau net ir turint puikią koncepciją, buvo problema, kurios inžinierija negalėjo išspręsti. Specialios mažos padangos, kurias jis naudojo, buvo skirtos tik vienai komandai. Dėl to padangų gamintojai šios padangos nebuvo prioritetas tobulinti. Kol kitos komandos tobulėjo, 6 ratų projektas pamažu buvo paliktas nuošalyje. Ne dėl to, kad dizainas buvo neteisingas, o todėl, kad buvo sunku užtikrinti specialių dalių, kurių jam reikėjo tiekimą. 1977 metais Tyrrellis visiškai atsisakė šios koncepcijos. Vėliau Formulė 1 įvedė taisyklę ribojančią visus automobilius iki 4 ratų. Ši taisyklė galioja iki šiol. Tačiau automobilių sporto pasaulis nepamiršo Tyrrellio P34, nes iki šiol tai vienintelis 6 ratų automobilis laimėjęs Formulės 1 didįjį prizą. Tai įrodymas, kad kartais idėjos, kurios atrodo neįmanomos, lenktynėse atneša didžiausių staigmenų. 8 vieta – F-Duck spraga taisyklėse, kuri padarė McLaren greitesnį. Formulėje 1 ne visada laimi tas, kas turi galingiausią variklį. Kartais tikrasis pranašumas kyla iš labai mažos detalės, kurios beveik niekas nepastebi. O 2010 metais McLaren atrado būtent tokią detalę. Pirmosiose sezono lenktynėse kitos komandos pastebėjo, kad jų automobilyje yra kažkas neįprasto. Tiesiose trasos dalyse jis buvo greitesnis už daugumą varžovų. Variklis nebuvo didesnis. Taip pat nebuvo jokių neįprastų sparnų ar kėbulo detalių, kurias būtų lengva pastebėti. Iš pirmo žvilgsnio automobilis atrodė įprastas, tačiau pažvelgus į duomenis, aiškiai matėsi, kad jis turi pranašumą greičio atžvilgiu. Dėl to kitos komandos pradėjo tyrimą. Praėjo savaitės, kol jie galutinai suprato, iš kur kyla McLaren pranašumas. O kai jie sužinojo atsakymą, daugelis negalėjo tuo patikėti. Nes paslaptis priklausė nuo paties vairuotojo kūno. Kad tai suprastume, pirmiausia turime sužinoti, kokia yra galinio sparno funkcija. Galinio sparnas yra tarsi sparnas Formulės 1 automobilio gale. Jis padeda prispausti automobilį prie kelio, kad posūkiuose būtų didesnis sukibimas. Tačiau tai turi savo kainą. Didėjant sukibimui didėja ir oro pasipriešinimas, kuris stabdo automobilio greitį. Todėl kyla problema. Posūkiuose norisi turėti daug prispaudžiamosios jėgos. Tačiau tiesiosiose trasos dalyse norisi kuo mažesnio oro pasipriešinimo, kad būtų galima važiuoti greičiau. Paprastai sunku suderinti abu šios dalykus vienu metu, tačiau McLaren rado būdą. Jie įrengė specialius oro kanalus automobilio viduje. Kai oro srautas yra normalus, dalinis sparnas veikia pilnai ir suteikia maksimalų sukibimą. Tačiau kai vairuotojas uždengia mažą skylutę šalia kabinos savo koją ar keliu, oro kryptis sistemoje pasikeičia. Staiga sumažėja galinio sparno poveikis, mažesnė oro pasipriešinimas, didesnis maksimalus greitis. Kai ateina laikas įvažiuoti į posūkį, vairuotojas tiesiog grąžina koją į įprastą padėtį. Tuomet visas automobilio prispaudžiamoji jėga iškart sugrįžta. Skamba paprastai, bet idėja labai sumani. Ir svarbiausia, tai buvo legalu. Tuo metu judančios aerodinaminės sistemos buvo draudžiamos. Tačiau buvo viena spraga taisyklėse. Vairuotojo kūnas nebuvo laikomas automobilio dalimi, todėl techniškai jie nepažeidė jokių taisyklių. Kai paslaptis buvo atskleista, kitos komandos, tokios kaip Ferrari ir Red Bull, skubiai sukūrė savo versijas. Tačiau originali McLaren sistema išliko pati efektyviausia. Netrukus tai pastebėjo ir FIA. Jie pamatė, kad ši spraga yra pernelyg neįprasta. Todėl po 2010 metų sezono jie pakeitė taisyklės ir uždraudė bet kokią sistemą, kuri naudoja vairuotojo kūną automobilio aerodinaminėms savybėms keisti. FFDAC išsilaikė tik 1 metus. Tačiau per tą trumpą laiką tai parodė, kaip toli gali nueiti Formulės 1 inžinieriai, ieškodami net ir menkiausio pranašumo.
Nes kartais skirtumas tarp pergalės ir pralaimėjimo prasideda nuo paprasto mažos skylutės uždengimo keliu. 7 numeris Cooperis T43 dizainas, kuris visam laikui pakeitė Formulę 1. Dabar mums visiškai įprasta matyti Formulės 1 automobilio variklį už vairuotojo. Tačiau buvo laikas, kai viskas buvo priešingai. Pirmaisiais Formulės 1 metais beveik visi automobiliai turėjo variklį priekyje. Tai buvo dizainas, kurį naudojo visa pramonė. Ir kadangi tai buvo daroma ilgą laiką, beveik niekas neklausė, ar yra geresnis būdas. Tačiau 1958 metais viena maža britų komanda išdrįso pabandyti. Ir jie išbandė kažką neįprasto. Jų automobilio pavadinimas buvo Cooper T43. Vietoj to, kad variklį dėtų priekyje, jie jį įdėjo už vairuotojo. Iš pradžių daugelis žmonių nebuvo įsitikinę. Iš tikrųjų, tai nebuvo galingiausias automobilis trasoje. Tai taip pat nebuvo automobilis su geriausia aerodinamika. Tačiau jis turėjo vieną labai svarbų pranašumą. Jo balansas buvo geresnis. Kadangi variklis buvo gale, daugiau svorio teko ratams. Tai stūmė automobilį į priekį. Geresnė trauka, greičiau įveikiami posūkiai, lengviau valdyti. O kadangi priekyje nebeliko didelio variklio, visas automobilis tapo mažesnis ir lengvesnis. Sunkvežimiuose, kuriems tenka daug sukti, tai greitai pasijuto. Kol didesni automobiliai su priekiniu varikliu sunkiai įveikdavo posūkius, Cooper buvo greitesnis ir vikresnis. Jis pamažu įrodė, kad įprasti dalykai nėra svarbiausi. Svarbiau yra tai, kas efektyviau. Ne visi iš karto perėjo prie naujodų. Daugelis didelių vardų Formulėje 1 liko ištikimi senam dizainui. Vienas iš jų buvo Enzas Ferraris. Jo nuomonė, variklio montavimas gale buvo klaida, tačiau laikui bėgant įrodymai vis stiprėjo. 1959 ir 1960 metais Cooperis laimėjo pasaulio vairuotojų čempionatą. Staiga visos sporto šakos požiūris pasikeitė. Anksčiau keista idėja tapo naujų standartų. Vienas po kito kitos komandos perėjo prie galinio variklio išdėstymo. Ir atėjus 1960-ųjų pradžiai, beveik ne viena rimta komanda nebesinaudojo priekiniu varikliu. Nuo tada iki šių dienų visi modernūs Formulės 1 automobiliai laikosi tos pačios koncepcijos. Todėl, nors šis išradimas nėra toks garsus kaip kiti šiame sąraše, jis gali būti vienas svarbiausių. Nes tai ne tik pagreitino automobilį, tai visam laikui pakeitė visos Formulės 1 kryptį. 6 vieta – Ferrari 640. Pavarų dėžė, kuri visam laikui pakeitė Formulę 1. Dabar Formulės 1 vairuotojams įprasta perjungti pavaras, naudojant mažas menteles už vairo. Vienas piršto judesys ir automobilis iškart perjungia pavarą. Tačiau anksčiau situacija buvo visiškai kitokia. Beveik 40 metų vairuotojai turėdavo nuimti vieną ranką nuo vairo kiekvieną kartą, kai perjungdavo pavarą. Kol automobilis greitai važiuodavo, jie turėdavo nuspausti sankabą, perjungti pavarų svirtį, o tada vėl atleisti sankabą. Ir dažnai jie tai darydavo posūkyje, lenktyniaudami su kitomis mašinomis arba vairuodami ant šlapios trasos. Mažiausia klaida gali sukelti didelių problemų, gali sugesti pavarų dėžė, gali prarasti poziciją, o kartais gali prarasti galimybę laimėti. Todėl 1989 metais Ferrari pristatė technologiją, kuri visiškai pakeitė vairavimo būdą Formulėje. Tai yra Ferrari 640. Pirmasis Formulės 1 automobilis, kuriame buvo naudojama pusiau automatinė pavarų dėžė su perjungimo mentelėmis. Vietoj pavarų svirties už vairo buvo įdėtos dvi mažos mentelės. Kai norėdavai perjungti aukštesnę pavarą, patraukdavai vieną mentelę. Kai norėdavai perjungti žemesnę pavarą, patraukdavai kitą mentelę. Nebeliko pavarų svirties, nebereikia paleisti vairo, nebeliko sudėtingų judesių lenktynių metu. Greičiau, paprasčiau ir saugiau. Ši sistema buvo vienas iš žinomo inžinieriaus Johno Barnardo projektų. Jo tikslas buvo pagreitinti pavarų perjungimą ir sumažinti vairuotojų daromas klaidas. Tačiau, kaip ir daugelis naujų technologijų, pradžioje viskas nebuvo tobula. Pirmosiose lenktynėse Ferrari 640 dažnai susidurdavo su problemomis. Jo elektronika ir hidraulinė sistema tuo metu buvo visiškai naujos. Dėl didelio karščio, vibracijos ir Formulės 1 patiriamos apkrovos, jos dažnai sugestavo. Daugelį kartų Ferrari nebaigdavo lenktynių dėl pavarų dėžės gedimų, tačiau sezonui bėgant inžinieriai palaipsniui išsprendė šias problemas. Kai sistema tapo patikima, visi pamatė tikrąjį jos potencialą. Pavarų perjungimas tapo greitesnis, mažiau laiko buvo švaistoma ir vairuotojas galėjo labiau susikoncentruoti į vairavimą. Tai suteikė tokį didelį pranašumą, kad netrukus kitos komandos pradėjo kurti savo versijas.
Vos per kelerius metus beveik visos Formulės 1 komandos pradėjo naudoti pavarų dėžę su pavarų perjungimo mentelėmis ir tuo jos įtaka nesibaigė. Vėliau ši technologija persikėlė ir į ištvermės lenktynes, turizmo automobilius, ralio lenktynes, o taip pat ir į sportinius automobilius, kuriuos gali įsigyti paprasti žmonės. Šiuo metu beveik visi šiuolaikiniai superautomobiliai naudoja sistemą, kuri kilo iš idėjos pirmą kartą pristatytos Ferrari 1989 metais. Paprastas pavarų perjungimo būdo pakeitimas, kuris visiškai pakeitė automobilių sporto pasaulį. Numeris 5 – McLaren MP41. Saugumo naujovė išgelbėjusi daugybę gyvybių. Kai matome stiprią Formulės 1 avariją ir vairuotojas vis tiek sugeba išeiti iš automobilio, dažnai manome, kad tai stebuklas. Tačiau iš tikrųjų tai yra dešimtmečius trukusio inžinerijos ir saugumo tobulinimo rezultatas. Ir viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl Formulė 1 šiandien yra saugesnė, prasidėjo 1981 metais. Viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl Formulė 1 šiandien yra saugesnė, prasidėjo nuo aliuminio važiuoklės. Ji lengva ir tvirta. Tačiau yra didelis trūkumas. Stipraus susidūrimo metu automobilio konstrukcija lengvai deformuojasi arba subyra. O kai taip nutinka, vairuotojas dažniausiai atsiduria pavojuje. Todėl McLaren nusprendė išbandyti medžiagą, kuri tuo metu Formulėje 1 beveik nebuvo naudojama – anglies pluoštą. Tai medžiaga naudojama aviacijos pramonėje dėl ypatingo tvirtumo ir lengvumo derinio. Ji tvirtesnė už aliuminį, tačiau lengvesnė. Tačiau dar svarbiau, ji kitaip sugeria smūgius. Kai aliuminis linksta ir trupėja, anglies pluoštas pamažu skyla, sugerdamas didžiąją dalį susidūrimo energijos. Paprasčiau tariant, mažiau jėgos pasiekia vairuotojo kūną. 1981 metais McLaren pristatė MP41. Tai buvo pirmasis Formulės 1 automobilis, kuriame buvo panaudotas visiškai anglies pluošto monokokas. Iš pradžių daugelis abejojo, tai buvo nauja medžiaga. Niekas dar nežinojo, kaip jie elgsis tikro didelio greičio avarijos metu. Tačiau kai vyko avarijos, atsakymas greitai paaiškėjo. Per susidūrimus, kurie anksčiau galėjo sukelti rimtų sužalojimų, daugiau vairuotojų išgyveno ir išėjo beveik nenukentėję. Įrodyta, kad anglies pluoštas yra ne tik alternatyva aliuminiui, jis yra geresnis, saugesnis ir efektyvesnis vairuotojo gyvybei apsaugoti. Dėl šios sėkmės kitos komandos pradėjo naudoti tą patį dizainą. Netrukus tai tapo naujų standartų visoje Formulėje 1. Iki šiol visi Formulės 1 automobiliai naudoja anglies pluošto apsaugos kapsulę. Prieš leidžiant automobilį dalyvauti lenktynėse, jis pirmiausia turi praeiti griežtus FIA avarijos testus. Ir kai matome vairuotoją, išlipantį iš labai stiprios avarijos, yra didelė tikimybė, kad viena iš priežasčių yra ta, kurią pirmą kartą parodė McLaren MP41. Tai nėra greičiausias išradimas Formulėje 1, tai taip pat nėra pats keisčiausias, tačiau tai gali būti vienas ir svarbiausių. Nes vietoj to, kad suteiktų tik greitį, jis suteikia galimybę daugeliui vairuotojų grįžti namo gyviems. 4. vieta – DRS. Mygtukas, kuris visam laikui pakeitė lenkimą. Formulėje 1 neužtenka būti greitam, turi ir aplenkti varžovus. Ir būtent tai tapo didžiulė šiuolaikinės Formulės 1 problema. Kuo labiau tobulėja technologijos, tuo stipresnės tampa automobilių aerodinaminės savybės. Jie greičiau įveikia posūkius. Jie stabilesni dideliais greičiais, tačiau tai turi savo kainą. Kai automobilis per arti važiuoja paskui kitą, sutrikdomas oro srautas, kurio jam reikia pakankamai prispaudimo jėgai sukurti. Dėl to jis praranda sukibimą. Padangos labiau įkaista ir automobiliui sunku išlikti arti varžovo. Paprastai tariant, net jei vairuotojas yra greitas, aplenkti vis tiek sunku. Dažnai lenktynės baigėsi ilga automobilių eile, kurioje beveik niekas nesikeičia pozicijomis. Todėl 2011 metais Formulė 1 pristatė sistemą vadinamą DRS arba Drag Reduction System. Jos idėja labai paprasta. Yra nedidelė dalis automobilio galinio sparno, kuri tam tikrų momentų gali atsiverti. Kai jie atsiveria, sumažėja oro pasipriešinimas, kuris stabdo automobilio greitį. Dėl to automobilio maksimalus greitis tiesiosiuose trasos dalyse padidėja. Tačiau šios sistemos negalima naudoti bet kada. Yra tam tikros sąlygos. Vairuotojas turi būti arti priekyje važiuojančio automobilio. Ir jis taip pat turi būti specialioje trasos dalyje vadinamoje DRS zona. Kai šios sąlygos įvykdytos, jis gali paspausti mygtuką ir gauti papildomą greitį, kad pabandytų aplenkti. Ši sistema iš karto tapo didelę Formulės 1 dalimi. Aplenkimų padaugėjo.
kova tapo agresyvesnė. Ir žiūrovai pamatė daugiau artimų lenktynių dvikovų, tačiau ne visi buvo patenkinti. Buvo vairuotojų ir gerbėjų, kurie tikėjo, kad su DRS lenkti per lengva. Jų nuomonė, tai nėra tikra kova. Atrodo, kad iš paskos važiuojančiam vairuotojui tiesiog suteikiamas dirbtinis pranašumas. Tačiau tiems, kurie tai palaiko, geriau, kad būtų lenkimų, nei beveik jokio veiksmo trasoje. Ir diskusijos vis dar tęsiasi. Tačiau, kad ir kokia būtų tavo nuomonė apie tai, vienas dalykas yra aiškus. DRS pakeitė lenktyniavimo būdą šiuolaikinėje Formulėje 1. Ir daugelis įspūdingiausių dvikovų per pastarąjį dešimtmetį prasidėjo nuo paprasto mygtuko paspaudimo. Numeris 3. Williams FW14B kompiuterių valdoma mašina iš ateities. Ką pasakytumėte, jei sakyčiau, kad buvo viena Formulės 1 mašina, kuri taip stipriai lenkė savo varžovus, jog FIA buvo priversta uždrausti FW14B technologiją? Tai yra Williams FW14B istorija. 1992 metais Williamsas tapo dominuojančiu Formulėje 1. Per pirmasias 10 sezono lenktynių jie laimėjo 9 ir greitai užsitikrino čempionatą. Tačiau šią sėkmę lėmė ne tik vairuotojo meistriškumas. Jie turėjo technologiją vadinamą aktyviąją pakabą. Įprastame automobilyje kėbulas natūraliai juda. Kai automobilis greitėja, stabdo ar suka, ši problema gali paveikti aerodinamiką ir našumą. Tačiau Williams FW14B naudoja kompiuterių valdomą hidraulinę sistemą. Yra jutikliai, kurie nuolat matuoja automobilio judėjimą, o kompiuteris reguliuoja pakabą 100 kartų per sekundę. Dėl to automobilis išlieka beveik lygus ir stabilus net esant dideliam greičiui, stipriam stabdymui ir greitiems posūkiams. Rezultatas. Automobilis turintis didžiulį pranašumą prieš savo varžovus. Nigelo Manselo rankose Williams buvo beveik nesustabdomas. Net ir jo komandos draugas Ricardas Patrese reguliariai kovojo priekyje, o tai parodė, kad jų sėkmės priežastis buvo ne tik vairuotojas. Didžiulį indėlį turėjo ir technologijos. Jiems vis labiau pirmaujant, daugelis pradėjo kelti klausimus. Ar tai vis dar Formulė 1, kurioje varžosi vairuotojai, o gal tai jau tapo kompiuterių ir kompanijų kova? Galiausiai sprendimą priėmė FIA. Po 1993 metų sezono jie uždraudė aktyviąją pakabą ir kitas elektroninės vairuotojo pagalbos sistemas, kad vairuotojo vaidmuo lentynėse vėl taptų svarbesnis. Iki šiol Williams FW14B išlieka vienu pažangiausių ir dominuojančių Formulės 1 automobilių kada nors sukurtų. Tai buvo toks puikus automobilis, kad net patys taisyklių kūrėjai išsigando jo potencialo. Antras numeris Lotus 79. Išradimas, kuris visam laikui pakeitė Formulę 1. Jei yra vienas išradimas, kuris visiškai pakeitė Formulę 1, daugelis ekspertų tiki, kad tai yra žemės efektas. Automobilis, kuris jį išpopuliarino, buvo Lotus 79. 80-ojo dešimtmečio pabaigoje dauguma komandų buvo sutelkusios dėmesį į didesnių sparnų pridėjimą, kad sukurtų daugiau prispaudžiamosios jėgos. Tačiau Lotus įkūrėjas ir dizaineris Colinas Chapmanas turėjo kitokį požiūrį. Vietoj to, kad žiūrėtų į automobilio viršų, jis pažvelgė į jo apačią. Jis atrado, kad tinkamai suprojektavus automobilio apačią galima sukurti žemo slėgio zoną, kuri trauks automobilį žemyn link trasos. Paprasčiau tariant, kuo greičiau važiuoja automobilis, tuo stipriau jis laikosi kelio. Ir geriausia šios technologijos dalis yra ta, kad jis sukuria didelę prispaudžiamąją jėgą, beveik nepridedant papildomo aerodinaminio pasipriešinimo. Kai 1978 metais buvo pristatytas Lotus 79, jis iš karto pademonstravo savo galią. Mario Andrettijo rankose automobilis viso sezono metu buvo dominuojantis. Jis laimėjo 6 lenktynes, o jo komandos draugas Ronis Petersonas taip pat laimėjo keletą. Netrukus visos komandos pastebėjo jų paslaptį. Ir kaip dažnai nutinka, Formulėje 1 prasidėjo lenktynės siekiant atkartoti jų sėkmę. Vos per kelerius metus beveik visos konkurencingos komandos taip pat pradėjo naudoti žemės efektą. Tačiau ši didžiulė galia turi savo kainą. Kai oro srautas po automobiliu sutrinka, staiga gali dingti prispaudžiamoji jėga ir vairuotojas praranda kontrolę. Dėl to įvyko keletas rimtų avarijų ir vėliau FIA apribojo kai kurias šios technologijos dalis. Tačiau net ir pasikeitus taisyklėms, pagrindinis žemės efekto principas niekada nedingo. Iš tiesų šis principas vis dar naudojamas šiuolaikinėje Formulėje 1 iki šiol.
Didžioji dalis dabartinių automobilių prispaudžiamosios jėgos vis dar gaunama iš automobilio apačios. Tai idėja, kurią pirmą kartą prieš kelis dešimtmečius pristatė Lotus. Daug išradimų atsirado ir išnyko Formulėje 1. Kai kurie buvo uždrausti, kai kurie pamiršti. Tačiau ground effect išliko sporto dalimi iki šių dienų. Ir dėl didžiulės įtakos lenktyninių automobilių dizainui daugelis tai laiko svarbiausia aerodinaminiu išradimu visoje Formulės 1 istorijoje. Numeris 1. Halo saugos įtaisas, kuris nutildė savo kritikus. Ne visi svarbiausi Formulės 1 išradimai buvo sukurti tam, kad automobilis taptų greitesnis. Kai kurie buvo sukurti tam, kad išgelbėtų vairuotojo gyvybę ir nėra geresnio to pavyzdžio nei Halo. 2018 metais Halo tapo privalomas visiems Formulės 1 automobiliams. Tai tvirta titano konstrukcija sumontuota virš kokpito, kad apsaugotų vairuotojo galvą nuo pavojų. Arba didelės dalis, kurios gali jį kliudyti lenktynių metu. Tačiau iš pradžių daugelis gerbėjų ir net kai kurie vairuotojai tam prieštaravo. Jų nuomonė, Halo atrodo negražiai. Kiti taip pat sako, kad tai gadina tradicinę Formulės 1 išvaizdą. Tačiau netrukus buvo įrodyta, kodėl tai yra svarbu. 2018 m. Belgijos Grand Prix metu po avarijos Fernando Alonso automobilis peršoko per Charleso Leclerco bolidą. Lenktynių pradžioje automobilio apačia tiesiogiai trenkėsi į Halo, o ne į Leclerco šalmą. Daugelis mano, kad pasekmės galėjo būti daug rimtesnės be šios apsaugos. Tačiau žymiausias pavyzdys įvyko 2020 m. Bahreino Grand Prix. Per bauginančią avariją Romaino Grožano automobilis dideliu greičiu atsitrenkė į metalinę užtvarą. Automobilis perpus sulūžo ir iškart paskendo liepsnose. Kelias sekundės niekas nežinojo, ar vairuotojas dar gyvas. Tačiau po 27 sekundžių Grožanas išlipo iš liepsnojančio automobilio. Remiantis po avarijos atliktais tyrimais, didelę jo išgyvenimo dalį nulėmė Halo sistema, kuri neleido barjerui tiesiogiai trenktis į jo galvą. Nuo tada ši sistema dar kelis kartus padėjo per kitus rimtus incidentus Formulėje 1 ir net žemesnėse lenktynių kategorijose. Kritika pamažu išnyko. Anksčiau vadinta negraži ir nereikalinga, ši sistema tapo vienu svarbiausių saugos įrenginių lenktynių pasaulyje. Vos per kelerius metus Halo įrodė, kad saugumas yra svarbesnis už automobilio išvaizdą. O daugelį vairuotojų tai gali būti išradimas, kuris suteikia jiems antrą šansą gyventi.